skautai budėt? Žodžiu. Sveiki susirinkę į tradicinę BP gimtadienio šventę. Dėl jūsų gausos mes pradėsime be raporto. Matau, kad visi sėkmingai atvykote. Tai noriu pasveikinti, nes iš tikrųjų, kai pradėjome organizuoti šventę, tikrai nesitikėjom, kad jūsų tiek daug susirinks ir aš neprisimenu, kada paskutinį kartą mačiau tokią didelę rikiuotę. Ir tiesiog noriu pristatyti vadus, kurių prieš šį renginį turėsit klausyti. Tai generalinė komisarė Daiva, generalinis komisaras Tomas, religinis patarėjas Evaldas ir jų sambūriai skautai, brolis Rizostomas ir brolis Sigitas. Taigi, aš kviečiu tarti sveikinimo žodį Daivą. Sveiki, skautai. Iš tikrųjų, Jūratė sako mūsų klausyti, bet turbūt labiausiai man, Tomui ir visiems atvažiavusiems reikės Jūratės klausyti, kadangi Jūratė, Ieva ir Austėja viską čia darbavosi, darė, kūrė programą nuostabią tam, kad mes turėtume šaunų nuotykį ir atšvęstume labai ypatingai su dideliu džiaugsmu ir nuotykiu BP gimtadienį. Baden-Powellio šventę. Ir džiaugiuosi, kad būtent šią progą susirinkome ir tai ne tik Baden-Powellio gimtadienis, bet sesėm tai ir Olavės gimtadienis. Olavės Baden-Powellio žmonos, kuri seserie skautų įkūrė. Tai dviejų žmonių vieną dieną, kaip sakyti, gimusi gimtadienį ir kartu mūsų šventė graži. Labai džiaugiuosi matydama senuosius skautus, senuosius tos vilkus skautavimo ir labai džiaugiuosi matydama gausų būrį būtent naujų skautų, kurie suprato tą gražią idėją, kurie nori daryti gerus darbus ir daryti pasaulį geresnį, gražesnį, nei mes jį randame kartais. Tai į nuotykį, į gražų nuotykį su skautiška draugystės dvasia keliaukime, pasidžiaukim ir kažko išmokim, būdami čia kartu. Ačiū labai Jums, kad esate čia. Mes norim sumuštinių, mes norim daug ledinių. Mes valgom viską iš eilės, nežiūrim, kas yra aikštėj. Ant stalų jau daug bliūdelių, daužom šaukštų į puodelį, Elnės laukia nekantrauja, o jau greitai ragauja. Visi kartu! Gražai, norim valgyti mes labai. Viską žodis į žodį? Nenuklausimas. Būtinai žodis žodį? Tai mums konferencija nuotolius atstatant. Kelintais metais. Būti atsakingų piliečių. Jūs, mes, krikščionys, esame, tai yra tas pats, kaip būti atsakingų žmogumi ir atsakingų krikščionių būtent prieš Dievą. O tai reiškia, kad mes atsakome savo gyvybę, savo gerovę. Todėl jūs turite šitą nuostabią galimybę būti skautais ir išmokti mylėti Dievą ir išmokti mylėti tėvynę. Bet mylėti tėvynę tai reiškia mylėti savo artimą pilietį.
ir būti už jį atsakingu. Taigi išmokite to, išsiugdykite savyje šią atsakomybę ir žinokite, jūs stebi Dievas. Gerai, viskas kas balsu, tu žiūrė balsuoji. Šis geras priekanamas. Doną radai, rašė šitą. Gali čia matyti. Nu, mat nežinau. Sakau, šitą pyragą labai rizikinga, nes, nu, labai rizikinga. Tavo eilė. Svarbiausias dalykas. Koks dalykas? Nepriklausomybės akto fotografija. Nuostabu, daug gražus sodas galėjom pasivaikščioti, palaisvę.